Šiandien baigsis visos bėdos, nes artėja jau kalėdos. Per šventes saldainiais lyja, linksmos kalbos nenutyla, bet bėda viena nevaikšto. Ši nukrito kaip iš aukšto. Dingo laikrodis senelio. Kaip jis ras pas vaikus kelią? Ar suspės laiku? Ar suspės atnešt laiku pilną maišą dovanų? Pažiūrėkim pasakėlę ir įminkim paslaptėlę. Šalta palda ir dar svyras piešia naktį ant langų. Ir džiaugus kiekvienas vaikas ūpačiuoši nuo kalnų. Kamuolis iš sniego rieda, antras trečias kas čia bus. Sniego senis vis smegenis, apvalutis ir gražus. Šalta palda ir dar svyras piešia naktį ant langų. Ir džiaugus kiekvienas vaikas ūpačiuoši nuo kalnų. Kamuolis iš sniego rieda, antras trečias kas čia bus. Sniego senis vis smegenis, apvalutis ir gražus. Sveiki, draugai! Laikas mokytis eilėraščių. Kalėdos jau ne už kalnų. Turime išmokti naujų eilėraščių, nes ateis kalėdų senelis, o dar ir katinas paštininkas atneš paštą. Turim viską išmokti skaityti. Atsiverčia. Ir dabar prašau pažiūrėti į lentą. Kokia čia raidė? A. O čia? Š. Ir U. Tai koks galėtų būti žodis labai svarbus? Ačiū. Pakartokim. Ačiū. Gal aš čia rasčiau maisto? Turbūt vandenis. Kas čia vaizduojamas, aš negalėsiu. Sakau, Nekreipk dėmesio. kas jums darosi? Argi nematote, kad esu didelis ir pavojingas žvėris? Čia yra išsilavinusių žvėrelių aikštelė. Mes čia mokomės. Dabar būk geras ir eik savais keliais. Dar niekas niekada su manimi taip nekalbėjo. Kas čia? Išsilavinę gyvūnai? Išsilavinę gyvūnai? Tai kažkas naujo. Klausyk, išsilavinę gyvūnai. Ką aš jums pasakysiu? Aš irgi noriu būti išsilavinęs. Na, Vilke, jeigu tu išmoksi skaityti ir skaitysi daug knygų, tai būsi išsilavinęs. Prašau, knygą. Ką? Na, tai ar sutinki mokytis? Satinku. Tai sėsk tada ant kelmelio, o mes pratęskime. Dar vienas labai svarbus žodis. Skaitom skiemenim jau dabar. Vaikos. Kalėdos. Dar kartą. Kalėdos. Tai koks žodis? Kalėdos. Vilke, o tu? Kalėdos. Nu taip, rimtas. Taip, bet mes pažiūrėkime, ar jisai moka skaityti. Ar išmoko? Ar mūsų pamokos nenuėjo veltui? Atsiverski 15 puslapį. Eikit per miškus, kol atrasit du takus. Vienu eisi pajėdys, kitu eisi vils prarys. Ko tu čia gąsdini, Vilke? Aš esu pavojingas, bet išsilavinęs vilkas. Pavojingas ir išsilavinęs Vilke. Ar tu žinai, kad ir aš pavojinga? Bet nežinau, ar išsilavinus lapė, nes nežinau, ką tai reiškia. Lapė, jeigu tu moki skaityti ir skaitai daug knygų, tai tu išsilavinus. Nežinau. Aš skaityti nemoku, bet aš moku skaičiuoti. Nu, parodyk, kaip tu skaičiuoji. 1, 2. Lapė, netvarka, negalima šitaip. Čia išsilavinusių gyvūnų aikštelė, mes čia gražiai sėdim, skaitom. Negalima gąsdinti. Reikia mokytis eilėraščių, reikia skaityti knygutes. Tai mes laukiam kalėdų, dovanų, pašto. Lapė, o tu kalėdų nelauki? Ko? Kalėdų? Na taip. Aš jokių kalėdų nelaukiu. Dovanų taip pat. Mes tai laukiam. Ir dovanų laukiam. Taip, zuikutė. Duok knygelę dabar, tau matau tau šalta. Einam ieškoti katino, gal bus greičiau. Einam, va, vilkas irgi su malkatu eina. Gal? Nu tai einam, prašom. Kalėdos atėjo, kalėdų paštas. Mirga žvaigždėm ir snaigėm, žalios palaukės eglučių, sidabro varpelis aidi, kalėdų rytas. Paukščiam parneš dovanų, saulę raudoną uogą, kiškučiam šiltų kailinių, o vaikučiam džiaugsmo ir juoko.
Aš irgi laukiu kalėdų su dovanomis. Gal turite va tokią dovanėlę? Taip, tai kažkoks taškelis ar dovanėlė man yra. Sakykite adresus. Eglių gatvė, mano 12, o jos 13. Tokių adresų nėra. Tvartuku 4, Miško aikštelė 1, Drebulės 5, Pakrūmio 16. Taigi pašto nėra. Tai mums, kaip supratau, nėra. Nėra. Būsite geri, drausmingi ir jums bus kalėdų paštas. Man jau nuotaika pablogėjo. Žinai, Katina, aš netikiu. Parodyk. Negaliu, aš atsakinga už kalėdų paštą. Taip, parodyk. Atiduokite laikrodį. Turiu pristatyti kalėdų seneliui. Ką? Na va, ir prasitarei. Bomba! Kokia čia bomba? Čia laikrodis tiksi. Atiduokite laikrodį. Aš turiu pristatyti kalėdų seneliui, kad jis laiku pristatytų dovanas. Virte, dabar mes būsim laiko valdovai. Sugadinsiu laikrodį, o kalėdų senelis gali ir neateiti. Vis vien mes dovanų negausim. Žinai, Virke, man jau ir nuotaika prasitarei. Puiku, va, aš tave kviečiu pašokti. Aš nežinau, kas čia darosi. Matau, kad ateina bėda. Kuo? Kur ta bėda? Aš tik matau eglutes, o bėdos tai nematau. Aš negirdžiu. Žinokit, laikas eina, o kalėdų pašto tai nėra. Ką dabar darysim? Ką tu padaryti? Nu, žinokit, gal tada reikia ką pašaukti mūsų katiną? Katinė! 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 Aš čia! Aš čia! Aš čia! Kos miegu jauku ir šilta, pūgos kloja baltą šilką. Po sniegu, miega pasaka vaikų. Oi, katinėli, kugi tu toks liūdnas verki, tugi turėjai atnešti paštą kalėdų. Nelaimė, didelė nelaimė. Nelaimė. Praeista nelaimė. Vaikučiai, padėkim padainuoti dainelę, kad katinėli nelaimė praeitų. Matysiu plytos
į paštą. Taigi su šventėm. Tai ką dabar daryti? Ką Ką dabar daryti, ką dabar daryti, ką dabar daryti? Pala, ko tu čia dabar taip jau įsilinksmini? Čia liūdina, čia verkt reikia, čia sugalvot kažką reikia. Aš sugalvoju. O, Ten lapė, ten vilkas šiame. Mes juos apskubam, pagavom, atimam laikrodį ir dovanas ir truputį primušam. oi, zuiki, na gerai, apsubam, pagaunam, bet muštis tai negražu. Vaikučiai, ar gražu muštis? Teisingai, negražu. Reikia gražiai. Nu gerai. Aha, tai planas yra, bet dar eglutė nepapuošta mūsų. Tai kaip dabar čia? Ai, žinot ką, tada darykim taip. Judu su seniu besmegeniu eikit vykdyti planą. Puiku. O mes eisim puošti eglutės ir tada viską suspėsim. Ar nebijosit? Pagavom, tikrai nemės. Tai eikime. Gražiai, ar ne? Oi, katinėlį, man tai labai patinka puošti eglutę. Ir man patinka puošti eglutę. Galima pakabinti skelbimą, kad matytų kiškutis besmegenis. Taip, juk vis tiek. O aš Vaikučiai. o aš dar turiu knygelių. Supakavau gražiai. Žinai, padovanosim paskui Tai ekstra. gražios dovanos. Taip. Bet žinai, man neramu. Žiūrėk. Aš sakiau, man neramu. Žiebutės gruodžio mėnesį tai nežydi. O čia dabar. Vilkas ir lapė pavogė kalėdų laikrodį. Ir dabar vasaris ir nebus kalėdų. Tikrai katinė. Taip. O, tai ką dabar darom? Dabar reikia pasakyti stebuklingus žodžius. Bet tai, kad aš nežinau jokių žodžių. Kai draugai visi kartu, vilkas lapė nebaisu. O, pakartojam abudu. Kai draugai visi kartu, vilkas lapė nebaisu. O, bet mes Tikriausiai. paprašykim dar vaikučių, kad jie garsiau Na, pasakytų. Pakartokim visi kartu. Kai draugai visi kartu, vilkas lapė nebaisu. Žinai, pelėda, tikriausia, mūsų draugai neišgirdo. Turim ir mes tų Kad nenaudai tik būtų gauti. nepasiklydę, einam ieškoti. Kas čia? Nu papuošta eglutė. O kas čia vilkia paskaityt? Taigi tu pas mus čia išsilavinęs. Kvietimas į šventę su draugais. Ką? Aš jokių draugų neturiu. Man tai neįdomu. Aš tai turėjau draugų. Zuikutį, besmegenį, pelėdą. Man tai visai tai neįdomu. Kai draugai visi kartu, vilkas lapė nebaisu. Kai draugai visi kartu, vilkas lapė nebaisu. Atlapė, atiduok laikrodį, atiduok. Stop. Ar galim mes draugauti? Galim. Tai kokios problemos? Draugaukim, žiūrėkit, aš ir knygučių pripakavau. Vis tiek šventė ateis, dovanas gausit. Bet kodėl jūs tokie? Tik zuikis džiaugėsi, o jūs ko tokie liūdni? Alio, Mes pamiršom laikrodį. o kur lapė? O kur laikrodis? Lapė, atiduok laikrodį. Pasiimti. Man jau nereikia. Jis sugadintas. Tikrai sugadintas. Netiksi. Tai ką dabar reikėtų? Kaip daryti dabar, ką daryti, kaip jį sutaisyti? Oi, žinot, aš knygą kažkur pamečiau, ne tik laikrodį, reikia ieškoti knygoje, kur parašyta, ką daryti. Esame visi draugai. O, atsimeni, Laikė keltis privalai. Teisingai. Esame visi draugai. Laikė keltis privalai. Nepasitaisi. Aha, nepasitaisė. Lapė, nesijuok. O, pabandykim dar kartą. Esame visi draugai. Laikė keltis privalai. Netiksi. Žinot, gal dėl to, kad lapės nėra su manim mums. Pasirinkit. Lapė, mes nusprendėm, kad ir su tavim draugausim. Tai jūs tikrai su manim draugausit? Taip, draugausim. Jei tu pažadi būti gera. Pažadu.
pabandykim dar kartą visi pasakyti tuos stebuklingus žodžius. Esame visi draugai, laikė keltis privalai. Ne, vaikučiai. O jūs, vaikučiai, ir jūs pasakykite tą patį, ką ir mes sakom. Kartu visi pasakykim. Esame visi draugai, laikė keltis privalai. Blizgančių sniegų, elektroninė palaima ir skamba su varpeliais, mums juokas ir daina, kokia šviesi naktis, eglė sinabru, užgniaužia kvapą grožis tas nutylusių miškų. Didili, skambink varpeliu, davim vėjas jau niekai karą kaip smagu. Didili, skambink varpeliu, davim vėjas jau niekai karą kaip smagu. Širdis lekia greit, davim vėją mes jauni, o jų žiemos gerai, jūs neužmirštami, kur akį užmesi, vietus gynai nušviesti, o kas gražiau už mišką šį mėnulio pilnatį. Nežinau, ar paskubėjau, ar pavėlavau. Laikrodį kažkas pasiskolino ar paėmė. Tai aš jį pasiskolinau, bet aš jį išsitaisiau. O, ką reiškia išsilavinęs vilkas? Taip. Šaunuolis ir atsiprašė, ir laikrodį atidavė. Linksmų švenčių tau ir visiems linksmų švenčių. Taip, pasaka baigėsi labai puikiai. Laikrodis atsirado, draugystė gimė. Jums šiandien šitą pasaką sekė zuikis Matas, vilkas Augustas, žiema Jovelė, katinas Zita, lapė Eglė, senis besmegenis Rugėlė ir kitas senis besmegenis, nepaprastas Loreta. Jie ir mūsų režisierė. Ir dar Kalėdų senelis, pats tikriausia. Dar noriu pasakyti, kad pas mus vaidino ir Daiva Pelėda. O mes esame Šaunūs ypatingi.